Tai sveiki, esu verslo klientų finansinių paslaugų vadybininkė Roberta Nemikšytė ir šiandien pakalbėsime apie kasdienę verslo bankininkystę paprastai, pasidalinsiu praktiniais patarimais, kuriuos verta žinoti kiekvienam verslo klientui. Ir atsižvelgiant į kurį matote turinį, tai šiandien aptarsime klausimus, kuriuos mes išrinkome remiantis klientų dažniausiai užduodamais klausimais, kurie apima nuo prieigos, teisės ir matomumas internetinė bankininkystėje, mobilioji programėlė, paslaugų planai ir iki kodėl bankai klausia. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo pagrindo, tai yra saugaus prisijungimo ir vartotojų valdymo, ką reikėtų žinoti apie įmonės interneto banką. Tai čia išskyrėme 3 rolės – įmonės vadovo, administratoriaus ir naudotojo. Tai šios 3 pagrindinės rolės yra pačios svarbiausios ir pradėsiu nuo įmonės vadovo, kuris užtikrina saugų prieigų suteikimą, atitinkantį įmonės veiklos poreikius, ir įmonės vadovas turi priskirti įmonei interneto banko administratorius. Tai čia labai svarbu prisiminti, kad tik įmonės vadovas gali priskirti administratorius. Ir dažniausiai mažesnėse įmonėse administratoriai teisę pasilieka patys įmonės vadovai. Jeigu įmonė yra didesnė arba, pavyzdžiui, vadovas nenori dalyvauti įmonės interneto banko valdyme, tai tuomet paskiria administratorius buhalteris. Tai administratoriaus rolė yra pati svarbiausia, kadangi administratorius prideda prie įmonės interneto banko naudotojus, nustato, keičia teisės ir taip pat gali pašalinti naudotojus. Tai labai svarbu teisingai ir saugiai atsirinkti įmonei administratorių. Ir paskutinė rolė yra naudotojas, tai naudotojas gali atlikti tik jam leidžiamus administratoriaus nustatytus veiksmus. Tai ką tai reiškia? Kaip pavyzdys, jeigu administratorius nustato naudotojui, kad jis gali peržiūrėti tik sąskaitos likutį arba peržiūrėti išrašus, tai viskas, daugiau naudotojas nieko atlikti ir negali. Jeigu, pavyzdžiui, naudotojas yra buhalterė ir jai reikia atlikti pervedimus, bet neturi tos teisės, tai ji turi paprašyti administratoriaus, kad šis pakeistų jai teisės. Tai labai svarbu, dar kartą pabrėžiu, atsirinkti įmonės, nes viskas prasideda nuo įmonės vadovo, įmonės vadovas priskiria administratorius, tai labai svarbu atsakingai. Taip pat dar pamiršau paminėti, kad įmonės vadovas tik gali tvirtinti juridinio asmens anketą, nei administratorius, nei naudotojas arba buhalteris negali tvirtinti juridinio asmens anketos, nes už juridinio asmens anketą atsako įmonės vadovas. Neseniai įdiegėme funkcionalumą, kai juridinio asmens anketą paruošti gali buhalteris įmonės interneto banke. Tai ką tai reiškia? Įmonės vadovui nereikia pereiti visos informacijos ir pildyti ir skirti laiko. Buhalterė gali supildyti visą mums prašomą informaciją ir įmonės vadovas, jau kai yra paruoštas buhalterės jau juodraštis, gali jį patvirtinti. Pereinant prie kitos skaidrės, čia noriu pasakyti, kad šios rolės, kurias minėjau anksčiau, padeda užtikrinti saugumą sukčiavimo atvejais ir dabar norėčiau pereiti ir pasidalinti realią situaciją, kuri puikiai parodo, kaip keli sprendimai gali lemti visiškai skirtingą rezultatą. Tai ši situacija, kurią dabar įvardinsiu, tai ši situacija buvo tikra, ne mūsų sugalvota, iš tikrųjų verslo klientas nukentėjo nuo sukčių. Tai trumpai apie situaciją: įmonės buhalterė gauna į elektroninį paštą netikrą sąskaitos faktūrą ir atlieka mokėjimų į sukčių nurodytą sąskaitą. Sukčiai perėmė įmonės ir tiekėjo elektroninio pašto komunikaciją, kurį laiką ją stebėjo, o vėliau įsiterpė naudodami labai panašų elektroninį paštą ir pateikė netikrą sąskaitą su pakeistais banko rekvizitais. Įmonės buhalterė, manydama, kad tai teisėtas mokėjimas, pervedė beveik 180 000 eurų į sukčių sąskaitą. Tai čia pažymėjau blogą pavyzdį ir gerą pavyzdį, kaip tai galėjo baigtis, jeigu būtų atitinkamai nustatytos parašo teisės mokėjimo limitai ir vidaus kontrolė. Tai pavyzdžiui, jeigu parašo teisės nustatytos, jog buhalterė turi 100% parašo teisę, ką tai reiškia, ji viena gali inicijuoti ir patvirtinti mokėjimus.
Jeigu įmonei nustatoma 4 akių principo taisyklė, kurią mes ir rekomenduojam verslo klientam rinktis, tai mokėjimą turi patvirtinti bent 2 asmenys. Buhalterė, pavyzdžiui, turi tik 50% parašo teisę, tai reiškia, ji viena negali įvykdyti mokėjimo, nes techniškai yra nustatyta, jog mokėjimas gali išeiti, kai visumoje yra 100%. Tai čia šitoje atveju, jeigu buhalterė būtų inicijavus mokėjimą, vadovas būtų patikrinęs ir patvirtinęs. Galimai būtų išvengta pervedimo rizikos. Mokėjimo limitai. Čia labai svarbu nustatyti limitus, kurie tikrai atitiktų realius įmonės poreikius. Labai svarbu susitikrinti, ar tikrai limitai ne per dideli. Nes jeigu ar ne buhalterė turi, pavyzdžiui, 100% parašo teisę ir, pavyzdžiui, sukčių ar ne atveju yra nustatytas labai didelis limitas, tai ji galės atlikti. Pavyzdžiui, šituo atveju būtų sustabdytas, jeigu įmonės limitas būtų nustatytas 100 000, įmonės buhalterė nebūtų pervedus 180 000 į sukčių sąskaitą. Tad labai svarbu atitinkamai nusistatyti įmonės limitus. Ir taip pat išskirčiau, aišku, vidaus kontrolę, nes tokiais atvejais labai svarbu, jeigu keičiasi jūsų partnerio rekvizitai ar ne, gaunat panašaus pobūdžio laišką į įmonės elektroninį paštą, labai svarbu susisiekti su tiekėju ar partneriu telefonu, ar tikrai keitėsi rekvizitai ir papildomai dar save apsaugoti ir pasitikrinti. Na ir matant blogą ir gerą pavyzdį, matome ir skirtingą rezultatą, ar ne, jeigu imame blogą pavyzdį, lėšos pervedamos sukčiams, jeigu tai geras pavyzdys, tai matote, kad sukčiavimas identifikuojamas ir mokėjimas gali būti sustabdytas. Aptarėme, kaip svarbu teisingai priimti sprendimus dėl saugumo interneto banke. Tai dabar galime pereiti prie to, kaip svarbu laiku neįprastus veiksmus pastebėti. Ir vienas iš būdų tai padaryti naudojantis mobiliąją SEB programėlę, kuri gali palengvinti jūsų finansinį valdymą. Ir čia svarbu taip pat pabrėžti, jeigu ar ne prieš tai turėjome sukčiavimo atvejo skaidrę, tai mobiliąją programėlę naudojantis yra funkcija pranešimai ir jeigu jūs nusistatote, galite gauti pranešimus, kai įmonės sąskaitoje yra vykdomos įplaukos ar išeinantis mokėjimai. Tai galite stebėti operacijas ar ne, kurios yra vykdomos ar gaunate įplaukas. Taip pat funkcijos mobiliąjoje programėlėje yra, jo greitai ir lengvai atliekami mokėjimai, lengvai galite surasti dažniausiai naudojamus gavėjus įvedant įmonės pavadinimą ir jeigu įmonė jau esate pervedę lėšas, galėsite iš karto pasirinkti ir atlikti mokėjimą, nebereikės papildomai vesti rekvizitų. Taip pat sąskaitos išrašą galite peržiūrėti patogiai, galite patvirtinti anksčiau parinktus mokėjimus, tai čia gal kalba apie darbo užmokesčio mokėjimus, kai iš anksčiau paruošia buhalteris ir galite taip pat patogiai per mobiliąją programėlę patvirtinti. Tai taip pat matysite mokėjimus, kuriems reikalingas patvirtinimas, tai čia, kur aš kalbėjau apie tai, jog yra 4 akių principas ir kai, pavyzdžiui, buhalterė inicijuoja mokėjimą, tai vadovai reikia patvirtinti, tai vadovas taip pat galės mobiliojoje programėlėje tiesiog patvirtinti, taip pat jam iškris pranešimas. Ir taip pat galėsite inicijuoti mokėjimus kitomis valiutomis ir patogiai jos atlikti interneto banke, nes iš mobiliosios programėlės taip pat galite pereiti į pilną interneto banko versiją. Pereinant prie kitos temos, tai vienas dažniausių klausimų iš jaunų įmonių, kai pasibaigia specialus 12 mėnesių pasiūlymas ir įsijungia standartinį įkainį. Tad kokius veiksmus reikia atlikti pasibaigus specialiam pasiūlymui? Ir ką reikėtų rinktis toliau? Tai turime patogią paslaugų plano skaičiuoklę, kurioje, kaip matote, įvedus tam tikrus duomenis, sistema paskaičiuoja jums tinkamiausią paslaugų planą. Tai paslaugų plano skaičiuoklę galite rasti ir mūsų banko puslapyje seb.lt, bei galite įmonės interneto banke pasibaigus specialiam paslaugų planui, galite rasti, kaip sistema automatiškai jau bus paskaičiavusi jūsų ar ne duomenis, tai pavyzdžiui pervedimai, sąskaitų skaičius, debeto kortelių skaičius ir jau automatiškai bus jums parinkusi, koks šiuo metu jums būtų tinkamiausias paslaugų planas. Tai čia labai svarbu po 12 mėnesių šito nepamiršti, nes tai yra būdas jums sutaupyti, turint paslaugų planą, kai mokate vieną fiksuotą mokestį per mėnesį. Ir pereinant taip pat prie kitos skaidrės, čia matome taip pat dažną klausimą, kokius veiksmus turite atlikti gavę banko kortelę ir kad viskas veiktų sklandžiai.
Tai yra 3 kortelės gavimo būdai, tai yra paštu, paštomatu ir banko skyriuje. Tai jei užsakote darbuotojų kortelę verslo į paštu arba paštomatu, čia labai svarbu prisiminti, jog kortelės turėtojas turi turėti interneto banką kaip privatus asmuo. Kadangi gavęs kortelę paštu ar paštomatu, kortelę aktyvuoti galite tik internetinėme banke kaip privatus asmuo. Verslo internetinė bankininkystėje negalėsite aktyvuoti ir pasižiūrėti PIN kodo kortelės. Būtinai turite turėti interneto banką kaip privatus asmuo. Jeigu kortelė, aišku, užsakoma į banko skyriuje, tai banko skyriuje kortelės turėtojas atsiimdamas gauna PIN kodą ir kortelė aktyvuojama banko skyriuje. Taip pat užsakant kredito kortelę, kredito kortelės užsakymas skiriasi nuo debito kortelės, nes kredito kortelė, kai yra užsakoma, tai ji yra kaip paraiškos formatu. Tad pirmiausia, kai yra užpildoma paraiška, ją pirmiausia turime apdoroti. Tai po paraiškos apdorojimo atsidaro visiškai nauja kredito kortelės sąskaita. Ji turi būti susieta su einamąja banko sąskaita. Ir čia labai svarbu nepamiršti, kad gavus kredito kortelę, jums nebus suteiktos teisės matyti kredito kortelės sąskaitą. Tad tam, kad sąskaita būtų įtraukta į matomumą, įmonės interneto banko administratorius turi atlikti pakeitimus naudotojų teisių nustatymuose ir įtraukti į matomumą. Lygiai tas pats galioja, jeigu papildomai atsidarote banko sąskaitą. Atsidarant papildomą banko sąskaitą, iš karto jos nematysite, tai taip pat turite atlikti pakeitimus įmonės interneto banke prie nustatymų naudotojų. Ir pereinant dar prie kitos kortelės temos, kodėl nepavyksta atsiskaityti kortele, tai čia sužinosime galimas priežastis. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, tai yra 3D apsauga, tai yra pagal Mastercardo taisyklės, jeigu atsiskaitote verslo kortele, bet čia turiu omenyje atsiskaitimo būdą, ne Apple Pay, bet kaip pavyzdžiui paprašo jūsų įvesti visą kortelės numerį ir CVV kodą, tai papildomai prašoma yra tapatybę patikrinti per asmeninį interneto banką. Ką tai reiškia, jeigu įmonės kortelę nori atsiskaityti, asmuo turi turėti interneto banko sutartį kaip privatus asmuo. Jei nori atsiskaityti kortelės būdu, kai yra įvedami visi kortelės numeris ir duomenys. Tai čia svarbu nepamiršti, interneto banko sutartis kaip privačiam asmeniui turi būti sudaryta, nes tuomet nukreips jūs į interneto banką, suvesti atpažinimo kodą kaip privatus asmuo ir tuomet galėsite tęsti atsiskaitimą. Taip pat viena iš priežasčių yra, kai nepavyksta atsiskaityti kortele internetu, tai išjungtas atsiskaitimas internetu. Tad mokėjimas bus automatiškai atmestas. Tai čia labai svarbu pasitikrinti nustatymus. Mano rekomendacija būtų, jeigu atliekate netiek ir daug mokėjimų per mėnesį kortele internetu, įjungti atsiskaitimą prieš atsiskaitant ir po atsiskaitimo išjungti, tam, kad būtų užtikrintas saugumas. Ir paskutinė priežastis, kuri dažniausiai būna, tai nepakankamas atsiskaitimo limitas. Tai čia labai svarbu taip pat susitikrinti, jeigu atliekat kažkokią didesnę sumą, kad prie įmonės interneto banko kortelių skiltyje galite pamatyti dienos ir mėnesio limitus. Tai svarbu susitikrinti, kad ta suma neviršytų jūsų dienos ar mėnesio limito. Ir tuomet pereinant prie kito, manau, kad pačio dažniausio klausimo iš klientų, kodėl bankai klausia. Čia labai svarbu visada, kai mes klausime dažniausiai dėl juridinio asmens anketos, dažniausiai ir nebūna, kad prašome atsinaujinti duomenis, arba pavyzdžiui gaunate mokėjimą ir mes jį sustabdome, arba atliekate mokėjimą, taip pat mes jo galime sustabdyti, paklausti ir paprašyti susijusių dokumentų su šiuo sandoriu. Tai čia labai svarbu pabrėžti, kad finansų įstaigos taikydamas pažink savo klientą principą renka ir nuolat atnaujina informaciją apie klientų pajamas, mokėjimo įpročius bei operacijas, kad galėtų užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams ir įgyvendinti tarptautinės sankcijas. Tai yra pasaulinė praktika, ne vien tik Lietuvoje, kuri padeda pastebėti įtartiną veiklą ir apsaugoti klientų lėšas. Tad kai mes prašome pateikti informaciją arba atnaujinti juridinio asmens anketą, tad labai svarbu, kad tai atliktumėt laiku, tam, kad išvengti nesusipratimo ateityje.
Tai šiandien aptarėme svarbiausius klausimus, su kuriais dažniausiai susiduria verslo klientai, tad tikiuosi, kad ši informacija padės jums dar patogiau ir efektyviau naudotis banko paslaugomis kasdienėje veikloje. Iki.